Čia patys vyriausi kovotojai iš visų trijų kovų, tiek Matijasas Ipsa, tiek Tomašas Kovalskis, 30 metais prieš 27 metų Lenką. Matijas Ipsa. Matijas Ipsa, Olandijos atstovas ir jau minėtas jo priešininkas Tomašas Kovalskis, Lenkija. Give it up your hands for Tomasz Kowalski. Tomasz Kowalski, Poland. Na va, Tomašas Kovalskis irgi pristatytas ir 81 kilogramo 30 years old, 81 kilogram, 182 kova tarp Olandijos ir Lenkijos. Dar kart priminsiu, kad kol kas rezultatu 2-0 pirmauja Lenkija. Na ir čia garsioji My Gym mokykla, My Gym sporto klubas, kuris išveža į tarptautinius turnyrus pačius geriausius. Visą tai prasidėjo dar labai seniai Akiro Maedos organizuojamuose Bushido turnyruose. Na ir Dirkas Frėjus buvo pirmasis Olandas, pirmasis labai garsus Olandas, pradėjęs savo šalyje
populiarinti kovos menus ir parodyti, kad olandai yra labai pajėgus. Tai buvo labai seniai, na, aš nenoriu sakyti, kad pats pirmas buvo kovotojas, labai geras Dirkas Frėjus, tačiau tas, kurį pamatė pasaulis, tai turbūt anksčiau nei Dirkas Frėjus nebuvo. Bent jau Lietuvoje tai tikrai netrukus teisėjas duos, jau davė ženklą pirmajam raundui, kol kas mes dar nematėme kovos, kurioje dominuotų ne Lenkijos atstovas. Mes matėme pirmąją kovą, kuri truko visas 9 minutės. Mes matėme antrą kovą, kai Tautvydas Lileikis buvo nokautuotas labai greit. Na ir čia trečioji dvikova. Šiaip matant, jo kovoja olandas, iškart norėtųsi matyti garsiuosius Mike Jimo smūgius kojomis varžovui į galvą. Bent jau kol kas Matijas Ipsa nedemonstruoja tos kovos, kurios buvo tikimasi. Turiu omeny smūgius kojomis. Kol kas jo stiprioji pusė ir kol kas visa kova vyksta smūgiuojant kumščiais. Čia praleidžia olandas. Labai stiprų smūgį. Tiksliau tariant, pats pasimauna ant varžovo kumščio. Bet knockdowno čia nėra. Beveik įpusėja pirmasis raundas. Ir bent jau kol kas daugiau bokso dvikovą primenantis reginys. Na štai, vienas iš tų retų atvejų, kai yra smūgiuojama koja. Ir tai smūgiuoja ne olandas, o smūgiuoja Tomašas Kovalskis. Labai gražiai Lenkai palaiko savo kovotojus. Apskritai, sporto fanų kultūra Lenkijoje yra... Net nežinau, kultūra galbūt ne tas žodis, kultūros ten nėra, nes puikiai žinote Lenkų futbolo fanus, kurie elgiasi nesuvokiamai, neproporcingai, tačiau stebėti juos stadione ir palaikančių savo komandą tai yra kažkas tokio. Čia, sakykime, Plotske žmonių tikrai nėra begalybė, tačiau ir ta dalis, kuri yra labai gražiai palaiko savo kovotoją. Na ir bent jau morališkai stengiasi padėti jam iškovoti pergalę. Turi būti labai atsargus olandas, nes vos tik pakelia rankas, iškart Kovalskis stengiasi tuo naudotis. Dar vienas klinčas, skiria kovotojus teisėjas. Pirmasis raundas artėja į pabaigą. Padariau pauzę galvodamas, ką čia tokio pasakyti apie tą pirmąjį raundą. Tikrai nėra kovotojo, kuris būtų geresnis už savo priešininką. Tikrai mes nepamatėme vieno iš dalyvių pranašumo. Šiaip labai norint išskirti kažkurį vieną, tai aš visgi turčiau į Tomašą Kovalskį. Štai, čia vienas iš tų epizodų, kur kaip tik Kovalskis praleido smūgį. Na, o čia ir tas mano minėtas pasimovimas ant kumščio. Netrukus antrasis raundas. Koks jis bus? Kažkam ne kova galvoje, turiu omeny tas gražiasias šokėjas, kurios padeda palaikyti moteriškumą šį kovos vakarą. Tomė Kovalski. Štai ką skanduoja į areną susirinkusi publika. Tomašas Kovalskis pirmajame raunde neįrodė savo pranašumo prieš priešininką. Šiaip jeigu ir toliau taip klostysis kova kaip pirmajame raunde, manyčiau, kad galime sulaukti ir ekstra raundo.
Nors, aišku, apie tai kalbėti dar truputėlį per anksti. Antrojo raundo pradžia nesiskiria nieko nuo pirmojo raundo, nors ir stengiasi būti aktyvesni abu kovotojai, tačiau bent jau kol kas tai yra labiau imitacija negu tikros kovos įrodymas. Viena minutė jau prabėgo antrajame raunde. Šiaip kalbant apie Matisą Ipsą, jis nuvylė, nors ne pirmą kartą mes matome šį kovotoją Sport1 eteryje, tačiau vis norisi tikėti, kad pagaliau sprogs tas tikrasis Mike Jimas. Tie tikrai Mike Jimo kovotojai yra visada labai įdomus. Visada. Bandžiau skaičiuoti, kiek smūgių per tas 30 sekundžių atliks Lenkas. Na, apskritai, kiek abu kovotojai atliks smūgių, tačiau iš Olandų mes nematėme nieko. Lenkas 4 kartus smūgiavo varžovui į koją, tokiu būdu užsitikrindamas 4 papildomus taškus. Ir tie 4 taškai lygi ir leidžia tikėti, kad Lenkas yra ir šios kovos favoritas. Na, 15 sekundžių išbaigta antrąjį raundą. Tokių ypatingai gražių smūgių į galvą netliko nei vienas, nei kitas kovotojas, tad ir reikia skaičiuoti tuos smūgius į kojas, nors, aišku, net jei yra neefektingas smūgis, jo rezultatas yra lygiai toks pat, kaip ir labai gražus smūgis į galvą, apsisukant. Tokius smūgius, kokius sugeba atlikti mano minėtas šioje laidoje Sergejus Maslobojevas. Skirtumas, aišku, yra galbūt vienas, tas, kad kuo tiksliau ir stipriau į galvą, tuo gali būti sunkiau atsitiesti kovotojui. Na ir apskritai galima patirti knockdowną arba net knockoutą. Ir trečiasis lemiamas raundas. Kągi, Tomašas Kovalskis iš Lenkijos prieš Matiją Ipsą iš Olandijos. Tiesiogine to žodžio prasme yra lemiamas raundas, nes bent jau kol kas mes nematėme kovotojų, kuris būtų geresnis, o dabar matome Tomašas Kovalskis. 4 smūgiai tiesiai į galvą priešininkui. Tai gali būti šios kovos vinis. Tai gali būti šios kovos svarbiausias akcentas. Na ir tiesiog įspūdinga tai, ką mums demonstruoja trečiajame raunde Kovalskis. Jis yra žymiai geresnis už savo varžovą. Per pirmas 6 minutės nesugebėjęs nieko panašaus nuveikti, jis nuveikė tai dabar. Na ir tuo patenkinta publika. Absoliučiai.
vienas tikslus smūgis. Atrodo, kad gerokai sunkiau dabar yra Olandui. Čia klausimų nekyla, kas laimės. Nebent Olandas atliks kokį super smūgį, pasiūsdamas Lenkai nokautą. Vienintelis variantas. Čia matome kraują. Kova stabdoma arba dėl kraujo, arba dėl to, jog buvo pataikyta žemiau juostos. Daugiausiai dėl kraujo. Dar vienas gražus smūgis į koją. 1 minutė 10 sekundžių. Iki šios kovos pabaigos. Ekstra raundo nebus. Olando vienintelis būdas įsigelbėti yra nokautas. Jeigu sugebės jis atlikti tokią neįmanomą misiją, tada taip. Jeigu nesugebės, tada su pergalę sveikinsime Lenkijos atstovą. Trečiajame raunde jis įrodė, ko yra vertas. Na ir palaikymas vėlgi yra pritrenkiantis. Paskutinės 15 sekundžių. Nebefursuoja įvykių Tomašas Kovalskis. To niekam ir nereikia. Ir tai yra paskutinysis smūgis bei gongas, skelbiantis šios kovos pabaigą. Matiesas Ipsa kelia rankas į viršų lygiai taip pat kaip Tomašas Kovalskis. Nors kai šie kovotojai stos prie teisėjo, galime nebejoti, kad kils į viršų Tomašo Kovalskio ranka. Trečioje dvikovoje iš eilės Lenkas yra pajėgesnis už savo varžovą, nepriklausomai iš kur tas varžovas yra, ar iš Indijos, ar iš Lietuvos, ar iš Olandijos. 81 kilogramo dvikovoje Tomašas Kovalskis, Matijas Ipsa. Ladies and gentlemen, by the judge decision, Teisėjų sprendimu the winner is šios kovos nugalėtojų skelbiamas Tomaš Kovalskis. raudonas